Labutis, sveikas atvykęs į mano naują video vlogą. Tai šiandien aš su jumis sveikinuosi Andželika. Tai jei esi naujokas mano kanale, tai nepamiršk manęs pasubscribinti. Labai tau ačiū, kad prisidedi. Tai iš tikrųjų noriu šiandien su jumis pakalbėti apie naujo dalyko pradėjimą, apie nebijojimą kitų nuomonės, apie nebijojimą lysti į socialinius tinklus. Noriu truputėlį suteikti jums motyvacijos, nes tikrai yra ir žinau, kad yra daug žmonių, kurie nori pradėti kurti, bet kažko tai bijo. Tai šiandien pakalbėsime apie tai, ko jie bijo ir kaip viską pabandyti įveikti. Visų pirma, negalvokit, kad tai yra lengvas dalykas. Tu visų pirma turi mėgti savo balsą, nes labai daug žmonių kalbėdami nemėgsta savo balso. Pavyzdžiui, man dabar kalbėti prieš kameras yra vienas juokas iš tikrųjų, nes realiai ką, tu pasistatai telefoną ir kalbi su savimi. Tiesiog antras žingsnis gal yra sunkiau įkelti video, kurį tu nufilmuosi. Nes daug žmonių sako, ai, aš čia bijau, ką pasakys ir panašiai. Ir bijau kamerų, bijau pradėti, filmuoti ir atrodo nesąmonė. Bet nori. Tai nėra sunku nufilmuoti, yra sunku įkelti. Aš pažiūrėjus savo senus video, patį pirmą video pažiūrėjus, aš tokia žiūriu ir galvoju, jo, va tada man irgi buvo baisu. Nebūna lengvos pradžios, visą laiką būna sunku, tu gali galvoti, ką pasakys, ką pagalvos, bet jeigu tu nori, tu neturi galvoti, ką pasakys, ką pagalvos, tu turi galvoti, kad tiesiog man patinka ir aš keliu. Nes, ta prasme, nežinau, kaip čia nesudėtingiau papasakot. Ne vienas žmogus man rašė, kad nori pradėti kurti video. Tai žiūrint, kokiu tikslu tu kuri. Ar tu kuri dėl savęs, kad tu nori prisiminti po daug metų pažiūrėti tos video ir tiesiog nesvarbu, nei ką galvos, nei ką sakys. Tiesiog tu keli dėl savęs, kad tu pats pasižiūrėtum juos. Ar tu keli, tarkim, dėl kitų žmonių. Tai tarkim, kai būna ten, kaip pavyzdžiui, aš laidas pradėjau kelt, nes pagalvojau, kad turėtų visiems patikti. Tai vat laidos yra tas dalykas, kur galvoju, kad turėtų žmonėms patikti. Bet vis tiek, kad ir nepatiktų, suprantat, yra žmonių, kuriems patinka ir kuriems nepatinka. Tu tiesiog nufilmuoji, sueditini, išsikarpai viską, kas tau netinka ir įkeli. Viskas. Pirmas žingsnis jau padarytas. Tu įkėlei pirmą video. Tu galvoji, antrą video tau bus taip pat sunku kalbėti, šnekėti, kažką tai daryti antrame video? Ne. Antras video bus, ai, aš jau dariau, tai ta prasme, nebebus to tokio spaudimo ir panašiai. Manau, naujam žmogui, pradedant kurti ar tai kelti, nereikėtų galvoti apie kitų nuomonės. Nesakysiu, kad aš negalvojau. Taip, aš galvojau ir stebėjau pati save, analizavau, norėjau tobulėti, norėjau keistis ir labai matosi rezultatas, nes pažiūrėjau, sakau, kaip aš kėliau prieš 2 metus video, ir kaip dabar, pavyzdžiui, šneku, visas tas editinimas yra visai kitas dalykas. Aišku, tu paeiliui, palaipsniui tu tobulėsi. Bet ką noriu pasakyti, kad nereikia bijoti kelti tą pirmą video. Ta prasme, koks tau skirtumas, ką pagalvos, ateis, paheitins kas? Tas žmogus, kuris yra nelaimingas, kuris pavydi tau, kad tu įkėlei tą video, nes jisai neturi tiek drąsos pasirodyti ir dar būna profilkė tiesiog be nuotraukos. Ta prasme, jisai prieš tave yra niekas. Ir man čia yra iš viso žiauru, nes ta prasme, aš visą laiką galvojau,
kad jo, tas žmogus, kuris irgi kūrė, kuris irgi ėjo tą patį kelią, perėjo ir jis turėtų kaip tik padėti naujai kūrenčiam. Bet buvau susidūrusi su vienu streameriu, tai jeigu žiūri mano videoką, tai labas tau, tai žodžiu, taip, man irgi buvo, kad aš labai priėmiau tą kritiką. Aš šiaip nepriemu, nes man dzin yra, nes tiesiog tie žmonės, ta prasme, jie nėra tiek drąsus padaryti tai, ką aš darau. Tai aš labai mėgstu pamotyvuoti kitus, nes tiesiog pati per tą perėjau ir tiesiog žinau, kaip reikia reaguoti. Tai tiesiog vienas streameris sukūrė apie mano video streamą, tai nemeluosiu, buvo tikrai, kad susimąsčiau, ar aš viską teisingai darau, ar aš ne per daug pasakoju visko, galvojau, galbūt aš per daug pradėjau ir per greitai ta prasme į viešą erdvę kelti savo jausmus, savo veiksmus, viską. Ir šiaip, tuo metu susidėjo labai daug man gyvenimiškų dalykų, dėl ko aš nustojau kurti. Pailsėjau 2 mėnesius. Ir galvoju, kodėl? Kodėl aš mečiau dėl kažko savo pomėgį? Ne, man reikia sugrįžti, man reikia pradėti vėl kelt, nes, ta prasme, man rašė žmonės, kodėl tu nebekeli, kur tu dingai ir panašiai. Ir man tas toks geras jausmas, nes tu paprastas žmogus tiesiog keli savo gyvenimą, savo blevizgas ten visokius tiesiog pasisakymus ir tavęs laukia, kol tu įkelsi tą video ir praskaidinsi žmogui dieną su savo išvaizdą, savo balsu, nežinau. Ir aš galvoju, man nereikia, ta prasme, kodėl aš jam į galvą, ką kažkoks durnelis čia sugalvojo pavaryti ant manęs. Ir viskas, aš po to karto tiesiog ignoruoju viską. Ne tai, kad ignoruoju, gerai, aš galiu atrašyti į tą komentarą. Ir man vis laiką norisi atrašyti taip, kaip man parašė, bet aš tiesiog atrašau labai lengvai. Bet yra antras būdas, tu gali neatrašyti. Tu gali ištrinti, nes tai yra tavo kanalas, tavo YouTube'as, kuriame tu gali daryti, ką nori. Ir tai nereiškia, kad tu iš baimės neatrašai. Tiesiog tau nereikia tokių durnelių, durniškų kažkokių tais komentarų ir tu tiesiog ištrini arba neatrašai. O skaudžiausia yra realiai, kai tu paignorini. Nes tas žmogus jaučiasi, aha, aš čia pakomentavau, aš sudėjau tiek savo pykčio į tą komentarą, o jis mane pasinino, paignoravo, neatrašė. Tai jis tikriausiai jau yra palūžęs, sėdi apmąstymuose, kodėl tas žmogus man nieko neatrašo. Bet jo, kai atrašai, tai suteik jam truputėlį daugiau jėgų ir panašiai. Bet aš tiesiog esu toks žmogus, kur aš noriu atrašyti, kad tiesiog užsičiauptų ir dingtų iš čia. Buvo daug komentarų tokių, pavyzdžiui, kad vyras komentuoja merginos sporto tai pratimus. Buvo čia vieną kartą aš kai kėliau, kokius aš pratimus darau ir panašiai, ir man rašo, tipo, tu čia per lengvus darai, kad tu čia ne taip. Visų pirma, jis vyras, jis darys didesnius pratimus, ta prasme, su didesniais svoriais. Aš darau taip, kaip man patinka. Arba irgi, čia ne heitinis galbūt komentaras, tiesiog nuomonė, kad man netinka kažkokios tai spalvos lūpdažis. Gerai, jeigu, ta prasme, tu gali parašyti, kad man netinka, bet tai nereiškia, kad aš neimsiu ir nesidažysiu, nes man tai patinka. Nemanau, kad žmogus darytų tas, kas jo manimo atrodo jam netinka ir jis nenori daryti ar blogai daro ir panašiai. Tai jis daro taip, kaip jis nori, nes tai yra tiesiog tavo gyvenimas ir iš vis aš žiauriai tiek save motyvuoju, tiek kitus noriu motyvuoti, kad koks skirtumas, ką kitas pasakys. Ta prasme, togi visiems neįtiksi. Aš tikrai žinau daugumą žmonių, kurie manęs nemėgsta,
ar ten, vat, mano juoko, mano šypsenos, mano dantų, ar dar ten kažko. Nu ir gerai, nu tai man irgi yra žmonių, kurių aš nemėgstu. Tai man kas juokingiausia, kad, nu ta prasme, kiekvienas žmogus turi kažkokį tai žmogų, kurio nemėgsta, ne? Nu tiesiog, vat yra pavyzdžiui šiaip, tu tiesiog nemėgsti to žmogaus, kai jį pamatai, ne? Pirmas būdas yra arba su juo pabendrauti ir pasižiūrėti, ar tu tikrai jo nemėgsti, arba nu, tiesiog nemėgsti, tai nemėgsti, bet tu neini ir nesakai, kad aš tavęs nemėgstu. Nu, tipo, su tais komentarais irgi, pavyzdžiui, būna, kad, nu, ta prasme, nu, atrodo, reikia jiem pakomentuoti, kad aš va tavęs nemėgstu, tu esi šlykštus, tu esi toks, tu esi anoks. Nu, taip, tas žmogus išsilieja ant kito ir jam pagerėja. Bet ar nemanai, kad geriau būtų parašyti gražų komentarą ir pagirt, kad tu gražiai atrodai, kad tu gerai darai, kad tu šaunuolis, dar kažką? Įsivaizduojat, kiek visko pasikeistų, jei tu mokėtum kitam pasakyti komplimentą, ar tai gerą žodį, ar dar kažką. Darasime, aš nesuprantu heitinimo esmės. Bet manau, kad heitina žmonės, kurie tau pavydi, kurie yra žemiau už tave ir jie nesugeba tiesiog padaryti to ką tu sugebi. Tu gali galvoti apie tą žmogų, kuris yra žemiau už tave, ką jis tau pasakys, kai tu esi už jį aukštesnis ir pasiekęs daugiau. Nebijai kalbėti prieš kamerą, nebijai įkelt, kaip tu gyveni. Tarasme, nu, nebijai parodyti savęs, už tai yra didžiulė drąsa. Ir aš labai pastebiu, kaip, pavyzdžiui, kiti filmuoja ir kaip jie gyvena ir panašiai, bet tai yra drąsa, kad tu išdrįsti parodyti, kaip tu gyveni, kad tu išdrįsti įkelti, kaip tu gyveni. O tas, kuris sėdi, gal jis ten sėdi užsivertęs, niekada jisai neparodys tau, jis net savo snukio negali tau parodyti, nes gal yra, nežinau, ten koks žmogus ir tiesiog komentuoja šūdus. Būkit chill, kelkit dėl savęs, gyvenkit dėl savęs ir šiaip, nu, ta prasme, nežinau, nebijokit klaust. Man pavyzdžiui, kas patinka, aš turiu 2 merginas, kurių video žiūriu, tai yra Amberti ir Vikikso ir aš nebijau joms parašyti, o vat aš jom, kadangi jas stebiu ir domiuosi jų gyvenimu ir panašiai, jų kūrybą, tai ne vienos tikrai klausiu, kas ir kaip ir kodėl. Jeigu norit pradėti, galit pradėti nuo paprastesnių žmonių, nuo manęs. Galite man parašyti, aš jums padėsiu, aš jums patarsiu, pasakysiu kaip geriau, duosiu tos motyvacijos ir jūs turėsit palaikymą bent jau iš manęs. Nes aš turėjau daug palaikymo iš tikrųjų. Aš kai pradėjau kelt, man nei viena draugė nepasakė, kad what the fuck, ką tu čia keli, tipo, nu nesąmonė. Jos žiūri, jos gal nežiūri ten iš karto, kai įkeli, bet jos pasižiūri paskui po kelis video. Ir, nu, ta prasme, blemba, fainas, net pakomentuoja iš karto, blemba, koks geras videkas, koks fainas. Kaip tu čia taip veikti savo. O su tais visais ten kamerų pirkimais ir panašiai, aš pati filmuoju per telefoną. Ir buvau nusipirkus kamerą ir panašiai ir nebuvo man geriau, nes tiesiog ten tas fotikas buvo skirtas labiau fotkinimui. Turi gal investuoti labiau į programą editinimo, kad turėtum daugiau ten visokių pribambasų, visokių perėjimų ir panašiai. Tai irgi editinu su CapCutu. Nu, ta prasme, pati paprasčiausia programa ir man jinai patinka. Aišku, gal ateityje kažkada pakeisiu, o gal ir ne, nes tiek ir Instagramui Reelsams naudoju šitą programą, tiek ir videokams, tai tiesiog esu nusipirkusi prenumeratas visokių tais programėlių. Pavyzdžiui, Thumbnailai naudoju PixArtą, irgi esu nusipirkusi metams ten laiko, kad galėčiau automatiškai išsikirpti. Ir visa kita, paprasčiausi dalykai. Ir visa tai, paprasčiausi tie dalykai mane kur nuvedė, kad mane ten žiūri 3000 žmonių, net daugiau žmonių iš tikrųjų žiūri, tik ne visi ten subscribina ir panašiai. Tai nebijok, pradėk, jei tau reikės pagalbos, aš padėsiu ir būsiu su tavimi. Norėjau tokio jaukaus video, tokio spyrio iš šikną,
kad kas nori pradėti, tegul pradeda motyvacijos, nes man motyvacijos niekas nesukuria, aš pati savo motivaciją darausi, kuriuosi ir mokinuosi viską pati. Kiekvienas, sakau, kuris perėjo tą dalyką, turėtų suprasti, padėti, palaikyti tave, todėl kad tu šaunuolis, jog tu pradedi, jog tu darai kažką naujo, kad tu nori kažką daryti. Ačiū, kad buvai šitame video. Nepamiršk manęs pasiekti Instagram ir TikTok'e. Nepamiršk manęs pasubscribinti. Ir tikiuosi, tau patiko šitas motyvacinis video, nes tokių tikrai reikia. Tai ačiū dar kartelį, kad žiūrėjai ir iki kitų mano video. Čiau.